mane tikrai nuoširdžiai stebina, kaip Seimas sugadino gerbiamą Šimašių, kuris tiesiog totalus melagis. Aš parašiau jo kaimyniai laišką dabar mėlai iš čia ir tikiuosi, jinai dar spės iki laidos galo ateiti ir pasakyti, ką Šimašius meluoja. Antra, lygiai taip pat gerbiamas Šimašius jau antrą kartą kalba apie tai, kad atėjo kažkas, pasiūlė mažiau ir pigiau vežti Vilniaus miesto keleivius. Būkit geras, pasakykit vardą, pavardę, įmonę ir tada mes galėsime kalbėti. Tvarkoj, pertrauka, Remigijus Šimašius. Pasakykit įmonę, kuri buvo atėjusi į savivaldybę, praeitoje laidoje sakėt, netgi buvo atėjusi į mano kabinetą. Kokia įmonė? Ponas Zuokai, aš nenoriu reklamuoti nei vienos, nei kitos įmonės. Ta įmonė veža keleivius Druskininkuose, galite atsekti. Tai įmonė veža keleivius Druskininkuose, galite pasižiūrėti. Tai yra brolių Dagilių valdoma įmonė, kuri veža... Ir nebuvo atėjusi pas Hermes Capital, taip? Tai nebuvo atėjusi pas... Taip, tai yra... Taip, ta pati, kuri veža Druskinius. Jie buvo atėję pas poną Zuoką. O su kuo jūs čia susirašinėjate, tai atsiprašau, bet man atrodo, tai yra jūsų asmeninis reikalas. Gerai, ponė Zuokai, jūsų pusę minutės, prašau. Galiu atsakyti pirmiausia dar kartą. Tai yra didelis melas. Ar tie verslininkai, kurių pavardės išgirdot iš manęs, buvo atėję pas jūsų kabinetą? Ne, nebuvo atėję tokių verslininkų mano kabinete. Antra, mes puikiai žinome, kad viešųjų pirkimų būdu tik tai konkurso tvarka gali ateiti, o nesusitarusi su mero kabinete. Artūras Zuokas, prašau. Tai aš kaip tik dabar kalbu su Mindaugu Platukiu, kuris yra Kautros vadovas ir kuri veža keleivius Druskininkuose. Ir dabar Mindaugas yra eterėje, galėtų, nežinau kaip tą padaryti, pasakykit, ar buvo susitikimas pas merą kabinete, kad jūs siūlėte vežti keleivius per pus pigiau, o meras jūs, kaip sakyt, pagal buvo išvaręs? Labą vakarą visi. Tiesiog norėčiau patikinti, kad taip susitikimas yra buvo pokalbiai, kadangi mes aktyviai dirbam ir visos valdybėse kalbam apie tai, bet išvyjimo tikrai nebuvo ir kainodaros jo lab, nes kainodarą nustatyti yra sunku. Ačiū gerbiamas Mindaugai.